Nu ką, lipam ant svarstyklių. Peties skausmo nebeliko visiškai. Tai nelabai suprantu, kaip čia dabar bus. Bet nustojo, kai pradėjo skaudėti, taip ir nustojo. Būna. Antradienis. Vėl. Šiandien kažkaip tai noris pasėdinėti, bet nieko vis tiek. Einam vis tiek, einam, stojam ir einam. Nu ką, kiškiukai darbe? Kiškiukai. Šiandien yra pirma diena per beveik 4 savaitės, kai yra 6:30, o aš esu nuėjęs tik tai 7000 žingsnių, tai kažkaip tai pasidarė nejauku ir neramu, kad gali tinginys mane apnikti. Dėl to išėjom su šuniuku pasivaikščioti. Ir vėl vaikštam, ir vėl renkam žingsnelius, bet šiandien jau apie 12 000 žingsnių tikrai galiu pamiršti. Bet šiandien yra paskutinė graži diena. Saulutė šviečia. Ateik. Pasivaikščiojom, verkiau, bet kokius 10 000 ir būsiu praėjęs. Ir atsisveikinam su gražia saulė. Nu ką, jau ir trečiadienis. Žiūrim, ką trečiadienis parodys. Ir vėl tos pačios bėdos. Savaitė prasisuko, vėl svoris krito, vėl paukšt kilogramų į viršų. Liūdna, nu ką daryti. Tokia savaitinė pliauska į veidą. Einam vis tiek sportuoti, Kadangi vaikštu čia visas pykdamas, kad vėl svoris paaugo, žiūriu svarstyklis. Nu, kaip žiūriu, žinau, kad aš jį, kur reikia pabandyti užlipti. Tai čia dar užlipau ir dar su telefonu, su drabužiais ir panašiai. Ir norit pasakyti, kad tik tai mano drabužiai, telefonas ir batai, nu žodžiu, viskas, dar atsigėriau vandens ir tai sudaro tik tai 400 gramų ar 500. Ir gal iš tikrųjų mano svarstyklės kreivos. Juokinga. Kaip Dievą myliu, pažiūrėsiu naujas svarstyklės. Tikrai. Nesikankinsiu aš čia. Na ką, po šio ryto svarstyklių akibrokšto
pasiūlymas buvo Solter. Štai tokios svarstyklės. Jaučiu, pabandom, pasižiūrėsim, turėsim dvi, galėsim palyginti, kaip kas veikia. Bus įdomu. O šiandien jau atrodo dangus šitais. Užsirašiau pakartotinį cholesterolio tyrimą. Tai bus dabar labai aišku, ką daro sveikesnis maistas, sportas ir daug aktyvumo cholesteroliui per mėnesį. Bus naujas iššūkis po spalio 9 dienos cholesterolio tyrimų. Teks atsisakyti elektroninės cigaretės ir žiūrėsim, ką per mėnesį pakeičia tai, kad atsisakai elektroninės cigaretės ir ar tai iš tikrųjų veikia ar ne. Tai bandysim, aišku, 2 mėnesius iš eilės tą padaryti, bet čia bus jau iššūkių, bus ką veikti, žodžiu, bus reikalų. Nu ką, ketvirtadienis lipam vėl ant savo šitų blogų svarstyklių. Jau nebe tokios ir blogos. Palyginimui su vakar 300 gramų lengvesnis esu. O vakar, ką mano namų rodė, šoks grybas nesvarstyklis. Šiandien gana. Ketvirtadienis dar gali būti ir šiek tiek įdomesnis. Einu duot kraujo, nes kraujo donorų bankas prašo kraujo, bet ne visada maniški priima, nes jis ten kažką tai turi dar ten papildomų, kur jau ten labai išskirtinai retai reikia tokio kraujo. Tai va, einu, pasižiūrėsiu, gal pavyks biškį dar palengvėti 0,5 kilogramo. Na ką, viena misija neįvykdyta, nes mažas hemoglobinas, atseit trūksta geležies, dėl to kraujo neėmė. Parsėdėjau, pabuvau, bet bent jau gavau geležis ir vitaminas C. Nu ką, einam dėl peties paklausti. Pasižiūrėsim, kas ir ką mums pasakys. Atsigulęs ant suoliuko apie 45 laipsnių kampu, su ranka kyli į viršų ir po to, kai leidi, stengiasi kuo didesniu lankeliu ranką kelt. Kai iškeli iki čia ir stop. Iki 180 laipsnių maksimum yra, daugiau ne. Dėl peties šiek tiek nuramino, šiek tiek nuliūdino, bet bendrai tai pasakė vieną dalyką tokį, kuris skamba kaip ir nemaloniai, bet turbūt yra tiesa, kad dėja su pečiu nėra tiek daug problemų, kaip su mano įrašais pase. Viskas, ką rado mano petyje, tai yra nuo labai senų laikų, tai yra nuo vaikystės, nuo jaunystės padarytos klaidos, kurios dabar atsiliepia. Sakė sportuoti, žiūrėti, pasiūlė pratimus, pasiūlė kaip patreniruoti būtent tuos reikalingus peties raumenis, tai teks kažkiek užsiimti ir su šituo dalyku. Tik tai tokios bėdelės, jeigu tik tai tokios, kažkaip išgyvensim, ne? Na, šventas penktadienėlį, kągi tu mums parodysi? 89 parodysi. Nu, ne rezultatas. Norėčiau šiek tiek papasakot apie vakar dienos apsilankymą pas kineziterapeutą.
Taigi, iš esmės, nieko nerado, viską, ką pasakė, tai yra natūralų senėjimo proceso palydovai ir tas skausmas, jeigu aš nestiprinsiu kažkokių tai peties tam tikrų rotacinių raumenų, viskas taip ir toliau eis, kad vieną dieną neskauda, kitą skauda, bet geryn neis. Viskas yra ok ir gyvenam toliau, sportuojam ir darom. Šiandien yra penktadienis, kai darbo dienos galas. Į sodybą nevažiuosiu, taigi žingsnių ir ten nebus. Visą dieną buvo tikrai gausiai daug darbo, tai nežinau, aktyvumas buvo žiauriai minimalus. Susiduriu ir su tokiom problemom, kai kažkaip nebeužtenka to aktyvumo, tai gal reikės dabar mąstyti, kaip nueiti vėl į sporto klubą. Beblemba jau kartais net vemt verčia. Tas ėjimas 5 dienas per savaitę, tai yra toks, sakykime, jau varginantis dalykas. O dar turbūt tas hemoglobinas, kadangi yra nukritęs, galbūt dėl to ir pasireiškia man tas nuovargis anksčiau. Yra gili popietė ir pasižiūrėjus, ką mes turim, taigi turim 1778 žingsnius ir tai yra stipriai žemiau negu mano yra vidurkis. Tai susiduriu su tokia dilema, kad kažkaip jau ir noriu pailsėti, bet toksai žingsnių vidurkis, tai reiškia, kad aktyvumo nėra kalorijų deginimo, jeigu nėra kalorijų deginimo, nekrenta ir tas svoris. Ir matau visas šitas 5 dienas, tai viskas šokinėja, nebeina žemyn ir tai kažkaip tai po truputį erzina. Dabar ateina panašu, kad didžiausias iššūkis, kai tu nebematysi judančių skaičių ir nesprasi, dėl ko tu sportuoji ir dėl ko tu darai kažką. Čia ateina toks motyvacijos išbandymas. Žiūrėsim, kaip pavyks šį savaitgalį, kai aš lieku Kaune, kaip pavyks save motyvuoti aktyviai kažką paveikti. Labas rytas, labas šeštadienio rytas. Vakar penktadienį tapau dėdė. Tai pirmą kartą dėdė tapau, tai dėl to vakaras buvo toksai, kur nebesukau galvos apie filmavimus, apie sportus. Tai penktadienį praleidau taip ramiai. Su žmona pasiėmėm skanaus vyno, vakare pasižiūrėjom Auksinį protą ir tai praleidom vakarą. Kažkaip tai buvo pasidarę ant širdies ramu, bet ryte atsikėliau, sakau, pasižiūrėsiu, nei ten kažko daug privalgiau. Svoris dar paaugo, tai tiesiog linksma pasidarė, galvoju, na ką, einam šeštadienį pasivaikščioti, bet tai buvo labai oras toks keistas ryte. Galvojau, bus reikalų, bet nebuvo reikalų, einu ir visai gražu, visai šilta ir malonu. Tai šeštadienį noriu šiek tiek aktyvumo, bet kadangi šiandien ta mano vadinama cheat day, kada galiu save biškį palepinti kažkokį, nors nėra dėl ko lepinti, nes viskas grįžo su kilogramais, bet turbūt, kad šita savaitė bus ne kažką su svorio numetimu, tai beveik garantuoju, bet ką padarysi. O dabar einam pasivaikščioti. Tai. Ir kągi mes valgysime. Tada mogi eilinį kartą lašišą.
prieš valgant visada pagalvoju, kad ir vėl lašiša. Nežinau, baigiu valgyti ir galvoju, tempkit čia tą lašišą, duokit dar. Kaip ten vienas rodo. Bet skanu. Nuvirėja, kas čia yra. Sparneliai su aštriom morkytėm. Vakarienė. Krepšinis ir vinukas vasaros. Tokia savaitė, tai reikia ir užbaigti. Jie su krepšiniu ir vynu. Oi, tu koks. Sekmadienį pradedu nuo nesvarstyklių, nuo ėjimo. Ir nebereikalo turbūt. Dėl to, kad turbūt svarstyklių net bijau. Bijau užlipti, bijau parodyti ir bijau pamatyti tuos skaičius, ką ten rodys. Ir išėjau tiesiog paslampinėti po Kauną. Ir visai pamiršau, kad kitą savaitę atkeliauja mūsų naujosios svarstyklės, kurias mes kaltinom. Man bus labai įdomu išbandyti, pavyzdžiui, pasižiūrėsim, ką daro dvi svarstyklės, įdomu, kaip jos rodys. Va, vėl turim ko laukti, panašu, kad svarstyklės ateis ketvirtadienį, taip kad bus papildoma atrakcija. Eidamas galvoju. Bijau, nebijau aš tų svarstyklių. Iš tikrųjų nebijau. Ten tik tai skaičius. Gal tiesiog kažkiek tai nusivili. Arba kažkoks toks nemalonus jausmas, kai kažkas stengiasi, darai ir kažkas nepavyksta. Bet jeigu nepavyksta, vadinasi kažką ne iki galo padarai.Adienio pasisvėrimas. Pažiūrim. Tiek pat, kiek prieš savaitę. 98. 1 centimetrų. Svoris nenukrito, už tai apimtis nukrito.